Šiauliai šviečia. Kągi, sveiki įsijungę tiesioginę transliaciją. Paskutinės moterų A lygos 8-ojo turo rungtynės šiandien iš Šiaulių miesto stadiono. Centrinis miestas. Galime susipažinti ir su startinėmis komandų sudėtimis, galbūt po štai šios šiauliečių atakos. Ir štai taip, po rikošeto kamuolys komanda ir ant atsarginių žaidėjų suolo yra viso labo 4 futbolininkės, įskaitant ir vartininkę. Čia gera galimybė ir nepavyko nukreipti kamuolio į vartų tinklą. Margarita Panova. Ir klaida. Dabar Pereviznik, jos smūgis. Čia toks bandymas smūgiuoti Spenazato. Prie kamuolio, jos perdavimas. Ir Hampris kamuolį išmuša. Čia smūgis į vartus. Ir Margarita Panova yra vietoje. Blaževičiūtė, jos reidas. Perdavimas į kairę. 1 prieš 1 žaidžia Kelis. Bet kol kas tik tiek. Galkina kraštą ir nepavyksta Postol. Šis perdavimas, bet galų gale visą tai vis tiek virsta įvarčiu. Kristina Pereviznik. Oi, Transinvest išsiveržė į priekį 36 susitikimo minutę. Atrodė Valerijos Postol perdavimas vienu lietimu. Dar vienas perdavimas į baudos aikštelę. Ivanova, Bil, jos smūgis ir šalia vartų. O čia galimybės Spenazato ir 1-1. Lauras Spenazato sugeba galų gale išlyginti rezultatą ir fantastiškai sezoną pradėjusi Brazilė dabar muša savo 4. įvartį šiame sezone. 2. Šupelytė. Jos perdavimas Igbonoba baudos aikštelėje. Atlieka perdavimą ir vėl Margarita Panova jį. Šupelytė. Spenazato. Kol kas nebuvo progos smūgiui. Dabar tas smūgis yra ir ojojoj, virpsta. Ten jų nėra. Nuo jos galų gale kamuolys palieka aikštės ribas. 5 pridėto laiko minutės ištiksėjo ir tai yra viskas. Šiandien tai yra viskas. 8-asis moterų A lygos turas yra baigtas.